Sveiki, mano rankose naujasis iPhone 6. Šalia matote iPhone 6 Plus. Nors nebandysiu šių telefonų perlenkti, per artimiausias kelias minutės pabandysiu apžvelgti pagrindinius jų atnaujinimus, tikiuosi, jog tai padės jums apsispręsti, kuris iš jų labiau atitinka jūsų poreikius. Vos žvilgtelėjus į naujosius telefonus, pastebėsime, kad skirtingai nei ankstesnės versijos, iPhone 6 ir iPhone 6 Plus yra labiau su apvalintais kraštais. Todėl laikyti juos rankose yra gerokai maloniau. Jūs taip pat pastebėsite, kad naujieji iPhone yra kiek ilgesni nei pirmtakai, tačiau tuo pačiu ir plonesni. iPhone 6 storis nesiekia nė 7 mm ir tai yra ploniausias Apple telefonas. Į rankas paėmę 6 kartos iPhone telefonus turėtų nudžiugti didesnių ekranų bei ryškesnių spalvų gerbėjai. Beveik 5 colių siržainės ekraną turinčio iPhone 6 raiška yra 38% didesnė nei iPhone 5S. Norintis dar didesnio ekrano, dėmesį turėtų atkreipti į iPhone 6 Plus. Jo Full HD ekrano siržainė siekia net 5,5 colio. Dėl vadinamųjų Apple Retina HD ekranų, kurie pasižymi didesniu kontrasto koeficientu, spalvos prietaiso ekrane atvaizduojamos tiksliau ir aštriau. Kaip ir ankstesnės serijos iPhone, 6 kartos modeliai greičiau nenusileidžia konkurentams. Pasakysime daugiau. Dėl telefonuose įdiegtos A8 mikroschemos, naujieji iPhone yra net 25% greitesni nei ankstesnysis 5S. Todėl daug resursų reikalaujančius darbus šiais telefonais galėsite atlikti žymiai greičiau. Tai padaryti padės ir greitesnis bevėlis internetas. Na, o dabar pakalbėkime apie nuotraukas. Mėgstate asmenukes? O gal kelionėse telefonas jums pakeičia fotoaparatą? Gera žinia yra tai, kad naujieji iPhone modeliai pasižymi pažangesnė priekinė bei galinė FaceTime kameromis. iPhone 6 Plus modelis turi optinį vaizdo stabilizavimą, o abiejose šiuose modeliuose praplėsta priekinės kameros diafragma leis jums daryti šviesesnės ir geresnės kokybės nuotraukas. Ne tik fotografuojate, bet ir filmuojate, 6 kartos iPhone telefonai daro aukštos raiškos vaizdo įrašus 60 kadrų per sekundę, kai tuo tarpu pirmtako geriausias rezultatas tebuvo 30 kadrų per sekundę. Sulėtinto vaizdo įrašo kadrų skaičius padidėjo dvigubai iki 240, todėl ir vaizdas sulėtinamas 2 kartus labiau. Jums taip pat nereikės nerimauti, kad užfiksuotiems vaizdams, mėgstamoms aplikacijoms ir panašiai telefone neliks vietos. Skirtingai nei iPhone 5S, naujosios modelius galėsite rinktis su 16, 64 arba 128 GB atminties talpa. Taigi tie, kuriems nuolat trūkdavo vietos, dabar tikrai turi iš ko pasirinkti. Šiandien kaip niekada aktualu, kad telefonas, liaudiškai tariant, ilgai laikytų. Apple oficialiai teigia, kad su iPhone 6 jūs galėsite kalbėti iki 14, naršyti internete iki 10, o klausytis muzikos net iki 50 valandų. Jeigu norisi daugiau, tuomet iPhone 6 Plus gali būti tinkamesnis pasirinkimas. Jo kalbėti galėsite iki 24, naršyti internete iki 11, o klausytis muzikos iki 80 valandų. Suklusti turėtų melomanai. Su iPhone 6 Plus muzikos klausytis galėsite net dvigubai ilgiau nei su 5S. Taigi, jeigu jums reikia greitesnio, pažangesnio ir geresnio iPhone, atsinaujinti galite pasirinkdami 6 kartos modelius. Sužinoti daugiau ir įsigyti juos galite internetinėje parduotuvėje iShop.lt. Susitiksime apžvelgdami naujosios iPad. Iki. Neriba grupė.